Kristus prisikėlė. Tikrai prisikėlė, alleluja. Baigėsi Velykų laikotarpis. Sekminės tai diena, kai mes švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimą. Visas krikščionių tikėjimas kyla iš judaizmo. Tai žydai būtent 50 dienų po Paskos šventė savaičių šventė, arba kitaip kalbant, derliaus šventė. Iš pirmųjų derlių, kurie jie surinko, kiekvienais metais aukodavo viešpačiui auką, kaip padėką už tai, kad jie gali gyventi Kanaane, gali gyventi pažadėtoje žemėje. Ir mes išgyvenę Velykas, tai yra tas mūsų išganimo šventės, pasiekėme mūsų išlaisvinimo, išganimo viršūnės. Jėzus Kristus dėl mūsų nuodėmių miręs prisikėlė. Ir dabar per sekmines gauname Šventosios Dvasios dovanų. Pirmosius vaisius Jėzaus Kristaus prisikėlimo, mūsų šventumo vaisius. Taigi Šventoji Dvasia ateina pas kiekvieną iš mūsų, ištobulina mus, išgrina mūsų širdis, daro mus šventus, gražus Dievo akyse. Ir Šventoji Dvasia, kai girdime šiandien Evangelijoje, yra duota apaštalams, kad jie galėtų atleisti nuodėmes kitiems, kad jie teiktų tą išrišimą, tą nuostabią Dievo gailestingumo malonę kiekvienam žmogui. Brangiai, svarbu, kad ir mes priimtume Šventąją Dvasią į savo širdį. Šventasis Pranciškus savo laiške tikintiesiems rašė, jog kiekvienas, kuris eina atgailos keliu, kuris tiki Jėzų Kristų, kuris taip nuoširdžiai meldėsi, jame apsigyvena Dievo dvasia, Šventoji Dvasia. Ir tada tas žmogus tampa Dievo sužadėtinis, Dievo mylimas, nuotaka, tampa šventas, taip pat tampa Jėzui Kristui, kaip brolis, kaip sesuo, kaip motina. Taigi ir mes, jeigu norime būti šventosios trejybės dalininkais, šios bendruomenės dalyviai, reikia mums priimti visą Šventąją Dvasią. Įtikėti į Dievą Tėvą, iš kurio viskas kyla, priimti Jėzų Kristų, kuris yra gyvas, prisikėlęs ir ateina pas mus su savo ramybė, ir priimti Šventąją Dvasią, kuria daro mus šventus. Taigi sveikinu visus dar su Velykų alleluja ir su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.